Gerbiami elektrėniečiai, mėly Elektrėnų kronikos skaitytojai. Atsiradus tokiai galimybei duoti ar tiesiogiai bendrauti su skaitytojais, tiesiogiai bendrauti su jumis, tikrai Elektrėnų savivaldybės administracija su administracijos direktorium priešakyje pasiruošę tiesiogiai ir betarpiškai bendrauti, atsakyti visus jums rūpimus klausimus ir gauti tą informaciją tiesiogiai iš manęs, iš mano specialistų, kad kuo mažiau kiltų jums įtarimų, nesusipratimų dėl mūsų veiklos, mūsų savivaldybės labai dirbamų darbų. Man atrodo tikrai labai tikslingas ir reikalingas toks pokalbis, toks klausimų atsakymų debatas, kadangi jeigu tai informacijos trūksta, jeigu tai gyventojai nesusipažinę arba nežino, ką mes veikiame, kodėl taip veikiame, tai ir iš to kyla įvairių pamastymų, įvairių klausimų ir kyla įvairių nesusipratimų ar interpeliacijų. Be abejo, yra tokių klausimų, ar yra tokių skaitytojų, nežinau kaip jos bepavadinti, bet tai įžeidžiančio pobūdžio ar tyčinio pobūdžio klausimai visiškai, jeigu taip galima įsireikšti, ne į temą. Aš nemanau, čia jau kronikos administracijos reikalas, bet kas bus oficialiai paviešinta, paleista, arba tai, jeigu tai tinklalapis bus tiesiogiai betarpiškas su mano internetinė prieiga, aš pasiruošęs į visus klausimus atsakyti ir pasiruošęs visais klausimais diskutuoti ir išaiškinti, kodėl ir kaip Elektrėnų savivaldybėje yra daroma ir kokie klausimai yra jūs rūpi, tais klausimais ir pasiruošėme diskutuoti ir paruošti atsakymus.